Sveiki sugrįžę, nors čia gal tiksliau sveikas Mangirdai sugrįžęs. Filmavimams truputį nebuvo laiko, bet šiandien mes Marijampolėje užtvankoje, mano mėgiamoje vietoje, jau tikrai vietiniams žvejams puikiai žinomoje po Lempą. Ir bandysime kažką pagauti. Aišku, norėtųsi pagauti karšį, bet tiks iš tikrųjų viskas, senai žvejota. Tai pabandysim šiandien kažką suvilioti. Iš masalų turim dzikai, balti spalvoti, pinkai, matilius, kasteris, kukurūzas, sliekai. Bet čia kaip taisyklė vis tiek daugiausia turėtų turėti įtakos dzikas, tai jo turime daugiausiai. Tai juo ir gaudysime ir jaukinsime. Ir bandysiu parodyti, kaip čia man seksis. Taigi, bičiuliai, jaukai. Mano mėgstami Match Pro. Nieko daug galvoti nereikia. Ir Renmaras, juodas, atsiradęs jau. Mano tema, kadangi mėgstu tamsius jaukus. Ir saldus aromiksas kukurūzas. Primenu, nors jau esu tikrai ne kartą sakęs, kad visos Match Pro aromos yra skonių saldžius. Tai yra labai gerai. Ir dar 500 gramų biskvitų. Tai visas jaukas susideda iš 2 kg Big Roach, 1 kg brymo, pusės kilo biskvito ir pusę pakelio arba gal net visą įdėsime tamsaus Renmarų bryminių. Ir šitam kiekiui reikės panašiai 1,5 litro vandens. 3 drėkinimais ir 4 drėkinimu 3 buteliuko su aromiksu tokį kiekį tik tas vandens supilti. Jauko nesijosim. Sauso bus toks, koks yra. Nežinau, dabar operatorius gali prieiti. Noriu parodyti Big Roach jauką. Kokia frakcija. Tobula. Yra daug kanapės. Pažiūrėsim, kas čia bus. Skonis. Saldus. Viskas tas, ko reikia. Ir kvapas labai malonus. Pažiūrėsim, ar čia tik mum, ar ir žuvim jis patiks. Jauko daug, pakankamai, bet norint pagauti karšių reikia. Bandysime dažrinėti, nes čia senai žvejota iš tikrųjų, tai nežinau, kas bus. Gali ir nieko nebūti. Ir Renmaras. Skysto aroma paskutinių drėkinimų. Būtinai. Supilsim visą. Aišku, dar paskui išmaišius, persijojus, sėjausim sudrėkintą jau per 3 mm, dar įdėsiu geltonų džiūvėsių. Pilsim 2,5 litro vandens. Ir tada po 10 minučių dar 0,5 litro pilsim ir va tokį buteliuką jau čia su 3/4 skysto aromikso praskiestų vandeniu. Tai viso bus 1,7-5 vandens ant 4,5 kg. Pats tas jaukas Nemunui, jeigu upė, pilčiau daugiau vandeniu. Bet stovinčiam vandeniui per akis tiek. Ir tuo labiau, kad dėdant gyvus paskui ar padrėkinti papildomai visada gali. Tam reikalui naudojamas yra purškiklis.
Pirma žuvis. Ašarys. Nu, nieko savo. Žuvis. Kibimas tai baisus, o žuvis nelabai baisi. Valanda laiko žvejybos ir žvejojame aukšles. Šiek tiek buvo nurimę iš tikrųjų, nes pradžioj tai tiek nuo paviršiaus, tiek nuo dugno iš vieno aukšlį stabiliai. Tada susunkinau jauką. Dabar įdės buvau vėlė švaraus. Po švaraus jauko iškart aukšlį. Dabar vėl dėdame nešvaraus. Ir turėtų būti ramybei. Tai startiniam jaukinimui iš tikrųjų tai tokio dydžio 5 šėryklos ir dabar kas pusę valandos dar nuo 3 iki 5 užmetu. Norim dideliai žuvies, bet kol kas tai daug mažų. Lyg griebta čia. Baisu, nu. Jau šitų tai mes nenorim labai. Pagrindinis masaliukas, taip atrodo. 4 dzikai, balti arba raudoni iš išorės ir ta pati spalva viduje. Gerą daiktą parodyti noriu. Kodėl geras? Atoras stalas, mažesnis. Jisai yra, ten paskui operatorius parodys, dar pafilmuos su papildoma koja, bet kaip matot, aš jos nenaudoju. Ir jis man yra kaip papildomas stalas, bet jo tvirtinimas yra platus. Jis labai tvirtai laikosi. Čia yra sudėtos 2 dėžės šėryklų. Svoris tikrai yra nemažas. Ir jokių papildomų aukų nereikia. Tai tie, kas gaudot nuo kėdės ar užtenka tokio dydžio stalo, tai yra puikus pasirinkimas, nes tą papildomą koją ne visur galima pastatyti, tuo labiau jeigu nenaudojat pakojo, tai kartais gali būti problematiška. Tai čia yra tikrai tobula išeitis jūsų žvejyboms. Kažkaip čia per arti gaudau, man atrodo.
Taigi, žvejybos kirminas pagaliau numalšintas. Įspūdingų laimikių pasigirti negaliu, bet smulkiau žuvies tikrai daug. Kimba dideliu tempu, tiek iš arčiau, tiek iš toliau, tiek ir ties pačiais lapūgais. Vat gal ant vakarų dabar reiktų dar ilgiau pasėdėti, bet reikia važiuoti ilsėtis. Tad iki greitų. Dar pamiršau vieną dalyką. Noriu priminti, kad surinkus 1000 prenumeratorių kanalui bus skelbiamas konkursas su tikrai geromis dovanomis. Tad prenumeruokit, spauskit laikus, rašykit komentarus ir dabar jau tikrai iki greitų.